nicht sammen mir. Bayern, jawohl, nicht sammen mir. Jawohl! 105 kg ir mes prie mūsų tikslo. 2 metai. 2 metai. Mersiukas AMG E63S. Sauriu kalbėjom, tik ne juoda. Man net chromai kažkaip taip įdomiai atrodo. Čia visai prikolina atrodo. Nu, ir ten apačiokai yra tas chromas. A čia dizelis? Dizelis. How much it cost? Nesikeikiant. Koks gerai. Neimam. Nėra ant galo AMG. Tai nieks nežinos, kad nusipirkom AMG, vėl sakys, kad dizelinį paėmėm. Atvažiavo pardavėjas, bet pardavėjas apščiai niekur neskuba, vietoj 15 minučių visą pusvalandį pralaukiam. Važiavo su Porsche. Aš galiu pasakyti taip, jis matyt nemoka naudotis Porsche, jeigu taip ilgai važiavo. Ja, sutemo. Oras šiaip tinkamas pardavimui. Ypač juodai mašinai. Bet dabar mus domina labiau techninė būklė, tai yra kaip variklis dirba. Jo, kad nebūtų kaip su ML-u, kad visas purtasi. Laukiam raktelių. Kokias lemputės gražios. Eina man, aš dar labiau jo noriu. Va, tai dėl ko jis mums reikalingas. Ne dizelis, jes. Palaikykit, pasfilmuokit vyrai, aš susirasiu VIN kodą. Biškiant frizą mažoką. Minimumą. Šitie motoriukai būna paryja ant frizą. Neprikepęs. Nu, durų pritraukėjai yra ar nėra? Ne. Nėra? Neim. Ne. Susieka prasovės, mano, dirbdama pės. Kas yra? Motoras buvo kažkada apsitepalavęs visi. Kokia jo rida yra? 7 gal? Rida 100 pam. Jis plautas motoras. Žiūriu, čia demidžo nebuvo. Var aš tai sukinėti. Ir lempa akivaizdžiai. Prieš tai buvo kitoje vietoje. Bamperis tikrai neminėtas. Didelė planšetė. Šildomas sėdynės, užuolaidos. Net ir bagažinės lifto nėra. Ir tam susidėti dokumentėlio svarbiem papiriukam. Medžiaginiai kilimėliai. Man galbūt truputį komplektacijos netrūksta. Norėčiau šiek tiek daugiau. Rida tikra vagystės avarijos. 2.17 užfiksuota žala. Aptarnavimui panašu, kad iki 8. Dabar daryti. Jo. Nu tai čia šūdas realiai. Šios durys yra. Ir galas. Tai gal ir kita pusė. Nu, ta prasme, bamperis buvo numinėtas ir matyti tiesiog nesuvestas yra. Mes pamatėm, kad biški tarpai nesueina. O jeigu jūs planuojate pirkti gal ir ne AMG, o gal M klasės automobilį, tai nepamirškite jį pasitikrinti per Car Vertical ir nepamirškite pasinaudoti 20% nuolaidą UBR. Promo kodas UBR. Man yra keli dalykai, kurie gal visi biški komplikacija už to. Bet jisai, pavyzdžiui, su planšetė? Daugumai. Blamba. Yra. Taip. Biški Alcantara pavonota. Kur? Antroje yra. Kitas dalykas. Bagažinės lifto nėra. Bet 400 PM arklių yra. Manau, uždarys ją? Manau, kad jo. Kūrėm? Gal sekantis mūsų projektas. Aš labiau norėčiau, ką jisai prieš tai įvarė. In BMW ir BMW. Kūrimas. Nu kaip? Patiko. Murkė katytė. Mini asistentas. Yra stebuklinga knopkė. Kokia? Šitą. Garsiau baubė? Jo, sklenda. Gali biški gazdus mes. Ai. Noru. Gal kas nori pigiau nusipirkti mūsų mašinas? Viską parduosiu dėl jo. Yra dokumentai, sakė, šiais metais padarytas aptarnavimas, jam už 6000 eurų. Tu paklausiu, ar dokumentai yra, tai sakė, mašina yra visi dokai. 102 štukas už jį sumokėjo? Šurpuliukai eina. Pagaliau ranka pasiekėme realiai šventės atšvęsti, reikia tik svarbiausia greit susisukti su mašinų pardavimu. Eisim, kalbėsimės dėl rezervacijos, dėl visų buhalterinių dalykų, nes čia yra nemaža pinigų suma ir reikia pavedimą kažkaip darytis. Tai bandysim eit kalbėtis. Ir išlipti nebenoriu. Žodžiu, viskas smagu, gražu, šviečia gražiai, prasilėkti kviečia. Realiai galiu pasakyti taip. Esu važiavęs tokią mašiną, bet kai žinai, kad greitų metu pats su tokia važinėsi, biškai kitoks pojūtis. Na. Garsiukas irgi. Spjaudasi gyvatė? Ką tik matėte ištrauką iš Vokietijos, kaip mes žiūrėjome Mercedesą AMG, bet tuo metu dar net neplanavome pirkti iš Amerikos. Ir taip gavosi, kad Davidas iš Kotletų mums pasiūlė AMG ir mes kaip tikri pirikūpai nepraleidome progos įsigyti jo pigiau. Nu jo, jau nervas mane įma. Neatiduosiu šiandien. Bonus time!
Todėl taip gavosi, kad mūsų planai pasikeitė ir pirkome Mercedesą ne Vokietijoje, o Amerikoje. Iš dalies labai džiaugiuosi, todėl kad neteko nufilmuoti pačią pardavėją, bet taip kaip jis elgėsi, aš nežinau. Bet kuom bebūtum, suprastum, kad tave nori apgauti ir tikrai nepirktum to Mercedeso. Tai žodžiu, aš labai džiaugiuosi, kad mes nepirkom pas jį ir Ignas sakė, kad mes tikrai pas jį negrįžtumėm iš principo, tai mes pas jį ir negrįšim ir dar žiūrėjau skelbimuose, tas Mercedesas dar iki šiol yra ir stovi pardavime, kaip jisai sakė, kad pas jį nupirks. O pas jisai sakė, kad pas jį yra pirkėjas ir jau. Ja, pas jos visus pirkėjai yra ir kad mašina stovi tik 3 dienas. Tai va, o dabar važiuojame toliau į Vokietiją ir žiūrime toliau seriją. Realiai dabar taip dviprasmiškai labai jaučiuosi, bet tiesiog norėčiau tave paimti ir išeiti. Bet tiesiog striukę nusimti, nes dar 2 valandos kelionės iki namų. Bet šiaip ką norėjau pasakyti, kad šlykštus pardavėjas realiai atmuša norą nuo tokios mašinos. Mašina viskas kaip ir gerai. Aš sakau, kad kaip pavyzdžiui mes į Remkę su tavim rinkomės, mes žiūrėjom, kad būtų kuo geresnės komplektacijos ir panašiai. Šitoj viskas tinka, bet pats pardavėjas realiai atmuša norą tos mašinos. Esmė žodžiu yra tokia, kad kainos visiškai nenuleidžia, pasakė, kad jin yra fiksuota, kalba maivosi baisiai, tada paklausėm dėl mokėjimų, užsiprašė 2000 ir savaitę gali laukti, tai mes tiesiog dabar esam giliuose pamastymuose, bet aš manau, pradėjo savo firminius bajerius, kad yra daug besidominčių, kad jam dzin. Mašina kiek? 2-3 savaitės stovi skelbimuose ir nieks jos taip greitai ant džekų nieks nenupar. Ir aš garantuoju, kad jos tikrai nenupirks, bet jeigu ir mes išsitraukiam greit pinigėlius, aš manau, kad mes tiesiog neužėsim pirkti dėl to, kad šlykštus padavėjas. Jis jaučiu pamatė, kad mes važiavom su Tauranu, kad dar filmuojam kažką, tai galvoju, kad mes čia nežinau, gal arba kad ubagai esame ir jokių pinigų tokių net neturėsime, čia tiesiog atvažiavom pasižiūrėti tą mašiną. Žodžiu, į mus nebuvo rimtai pažiūrėta. Atsakymas paprastas. Kitą kartą į Vokietiją važiuojam su Emke arba Maybachu, nežinau iš kur gauti. Arba iš principo atskrisim, nupirksim Maybachą, tam kad atvažiuot, šitą nusipirkt ir kešų dar paduosim jam viską. Ten dar yra mokesčių už tą mašiną, kurių mes neturėtumėm eksportui mokėti, tai užsiprašė tų pinigų į priekį ir kad jisai po to perves. Nu, ta prasme, yra mes pas kelis pardavėjus jau domėjomės, klausimės, kaip tai turi vykti. Tai mes vokiškų mokesčių neturim čia sumokėti, nes tai yra eksportinė prekė. Bandė prigauti. Apgavikas, bet toks matosi, feriuga. Šarūno mama, jeigu jūs žiūrite, tai žinokit, padarykit kažkas su juo, nes jisai geria ir geria. Pijokas. Pijokas jūs. Alkoholikas. Daiktus iš namų neša. Videką ir tą išnešiau. Dienos apibendrinimas. Dienos apibendrinimas, žodžiu, toksai. Nieko nenupirkom. Sekėsi šiandien ne taip gerai kaip vakar. Vokietijos variantai iš tikrųjų, kai kurie labai stipriai liūdina. Tas momentas, kad, pavyzdžiui, kaip ir mes nupirkom Passatą B5 pliusą, kad brangiai sumokėjom, tai mes sumokėjom už jo būklę. Todėl, kad vokiečiai moka už automobilio būklę. Ir vokiečiai visai kitaip prižiūri mašinas. Jo, aišku, yra ir tokių, kurie visiškai jų neprižiūri, to neišvengs, yra to visame pasaulyje žmonių tokių, bet esmė tame, kad šiandien nieko nenupirkom, iš dalies gal net ir džiaugiuosi, todėl, kad turėtume tada problemų su registracija, rytoj gazuojame pati ryto ankstyvo, susirenkam mašinas, superkam lauktuvių jums. Ir aš manau, kad mes šito nespėsim išvažiuoti, nu tipo, kad viską pasidaryti, aš manau, kad mes šitą ramiai išsimiegosim ir šeštadienį fizdolinsim. Jau kai mašinas turėsim pas save, tada pažiūrėsiu keltų bilietus ir jaučiu varysim su keltu. O keltas yra mašina, 400? Ne, mes 400 sumokėjom praeitą kartą su 2 mašinom, kur buvo. Man atrodo, viena mašina 200 eurų, nu, tai ir dar plius žmonės. Tai mums, tarkim, gali kainuoti 600 eurų, bet teoriškai paėmus aš paskaičiavau, kuras mums 2 bakai, kad su 3 mašinom, nu, mes daugiau sumokėsim ant 200 eurų, tarkim, bet mes būsim žvalūs, išsimiegoję, paėdę, čia aš jau skaičiuoju su restoranu, tuo mandriausiu. Dar vienas dalykas, ko mums reikia, tai padangų. Ir tai reikia dar padangą susidaryti. Žodžiu, laukiam vakarienės. Sakėme, pizza. Nu, važiavo vokiškos pizzos. Kad tu žinotum, kiek jos kainavo, jis turėtų būti apšė. Kiek? Šiam eurų? 7. 7? Šiam 6,5. Ragaunu. Kas su pizza įdomiausia, kad jos labai daug visko. Čia tai pizza, nu. Jos kitokios, kiekvienoje šalyje vis kitokia pizza. Ką, kitais metais varom variantų iš Italijos? Jo, šiaip iš tikrųjų galite parašyti, kokią šalį dar norit. Visam, valgom, labai.
500 kažkelintoji diena Vokietijoje, mes dar neišpratėjom, vakar grįžom namo, pavalgėm picos, truputį atsigėrėm ir realiai miegot nuėjom, todėl kad jautėsi žiauriai nuovargis. Sakau, realiai mes mašinų vakar vos ne visą dieną prasidėjom. Tai... Jūs prasidėt, aš pravairavau. Medalis tau. Išvadą padarėm tokį, kad greičiausiai tas nuovargis jaučiasi nuo streso, nes stresuoja ar gausi ar negausi numerius, ar viskas tikrai gerai. Tai va šiandien paaiškės, ar tikrai viskas yra gerai, todėl kad sistema yra labai bloga ir jeigu mašina esi vienam mieste, o mašiną kitam mieste nupirkai, tai informacija gali vieną dieną per paštą. Užsisakėm numerius tam mieste, kur realiai nupirkom tas abi dvi mašinas. Bet mes skirtingose miesteliuose, kaimukuose nupirkom. Tas pats regionas. Ai, tas pats regionas. Ruošiamės, puošiamės ir varom. Lemba Vokietijų apšerkšnyja viskas, šalta, trinkelės net traška, o jaučiu nuo šalčio kaip patinimas pareina. Įsivedė gerai? Bagažinė atsidaro? Open the door. Atsidaro. Sugedo Taurano bagažinė. Tai ir gerai, kad moco neatidavė vokiečiai. Peredačia penktadienę kanaliną. Ir dar atrodo gofrą prakiūro. Tai Tauranas po biškį mus apleidžia. Čia varom numeriu ir dabar paaiškės likimas. Čia pasidarė mano filmavimo vietą. Važiuojam dabar šiam pirmą pasiimti. Kai turime numerius, jau galime planuotis apie išvykimą namo. Galim pasiplanuoti, kaip tai daryti. Aš esu už plaukimą su keltu, o vyrai nori važiuoti su mašina. Dabar reikia pasilyginti kainas, koks kainų skirtumas, todėl kad su keltu bus šiek tiek brangiau ir reikia išsiaiškinti, ant kiek brangiau ir primesti, kiek gautųsi kelionę važiuoti. Aš nenoriu važiuoti, todėl kad Lietuvoje labai sninga, tai aš spėju, kad nuo Varšuvos bus jau prisnigta labai daug. Tai reiškia, kad mums kokius 500 km reikės važiuoti lėtai. Aš siūlau varyti su keltu, kad tiesiog atsigulti, išsimiegoti ir būti Lietuvoje. Tai to įsėsiu ir žiūrėsiu. Ir mums dabar liko iki šiam pirmo važiuoti kiek? 22 km 16 minučių. Manau, per tiek laiko susisuksiu. O, čia šalta, kaip prisibėdėjęs turbūt. Monster in Germany. Jeigu energetiniai, tai tik Monsterį. Nesvarbu, Germany ar Lietuva, firma ta pati. Kaip šiaip jautiesi būdamas Vokietijai, patinka? Ne. Kur be važiuosi 2 valandos, kur čia. Dabar einam su Tadu, sakau, o tai kiek dabar reikia 91 važiuoti 2 valandos? Sakau, juokauju, jo, sako. Nes kito atstumo čia nėra. Realiai tai neslėpsiu, pavargau vairuoti, bet ir nenoriu galėsiu dėti. Patikėk manim nieko gero. Aš dar per vidurį, tai va, laustas sėdžiu. Aš kitaip sėdėtojų nebemokėsiu. Man šiaip, jeigu taip atvirai apie Vokietiją, tai kaip miestas, tai visai viskas gerai, viskas faina, gražu, smagu. Bet kas liečia, pavyzdžiui, būtent mūsų verslo modelio automobilių pirkimo pardavimą, tai Vokietija ne veltui dabar yra išvežami automobiliai iš Lietuvos į Vokietiją, tai tik dėl to, kad čia automobiliai yra brangus, bet jie yra geri. O pas mus lietuviai perka kuo pigiau ir nesvarbu būklė realiai. Aišku, pavyzdžiui, kas liečia šiam pirmą, pavyzdžiui, realiai jie atsėdi jame malonu būti. Gyva mašina, visiškai. Tavrasme, kad tokį lietuvišką variantą surasti Lietuvoje važinėti, aš manau, nėra įmanoma. Kiek jų teko apžiūrėtų mašinų, būtent 60-61, nėra ką lyginti, absoliučiai. Įsėdė ir atrodo, tavo, kur nupirkom, įsėdė ir atrodo kaip nauja mašina, šviežia, viskas savo vietos. Ten mygtukas turi būti, jisai veikia ir jisai ten yra. Lietuvoje atsidarai skelbimą, kreminiai kilimai, juodos sėdynės. Kaip čia gaunas, nežinau. Aišku, ir Vokietijoje tokių bairių, bet... Matėm vieną aikštelį. Matai, kur tas Ričiagas, ten nežinau kieno. Ai, nu. Ten... Tai va, Auris nuėjo numeriukų paimti. Ir taip kitko pas juos, matau, paspirtukas stoja, tai pas juos paspirtukai yra su valstybinis numeris. Blemba, tai čia dar šiandien, eina naifig, kiek daug važiuot. Aš noriu be jūsų pabūti truputį. Realiai jau svajoju apie kelis dalykus grįžus į Vilnių. Vienas yra lova, kitas dalykas yra salė, trečias dalykas yra nebevairuoti. Pala. Galim paploti su numeriais. Žodžiu. Ten, kur aš tu niekada nebūsiu. Čia galiu? Aš pasakysiu. Kada? O, tu nedurnas. Ne, aš galvau, kad nuo kada išduota. Šitoj nelemtoj valstybėje atrodo, kad tave bando ant kiekvieno kampo apgauti. Todėl, kad telefonu sakė, kad kainuos viskas 2 poros numerių po kažkur 135 eurų. Man patova dabar kalkuliatoriui tiesiog taip duoda 285,50. Pabrango. Kodėl? Net nesigilinu, todėl, kad žino, kad tu esi tokioj situacijoj, kad tu neturi kur dėtis. Labai gerai.
Nebandžiau, aš jau noriu greičiau tiesiog tas mašinas pasiimti, nes nafik nesąmonė visiška yra. Aš, ta prasme, jeigu dar kartą grįšiu, tai tik matys su tralu mūsų. Kolegos, visi į automobilį. Į betmobilį. Ne. Pirikup! Stuburas jau šiknon lenda. O, jis netoks gražus, kaip tada buvo. Sužiūrėkime. Dienos šviesoj ir kai Ratai sudėti. Kas yra? Man atrodo, galiniai ratai į priekį uždėti. Offsetas, man atrodo, skiris. Pasiemam 91. Ir važiuojam pasimti į Čempirmą. Bet ar verta dviem mašinom važiuoti? Tai važiuojam jau. Sa, 91 užkurtas. Good car. Matyt, vienintelis žmogus, kuris mūsų nebandė apgauti, bet čia dar klaustukas. Aš galiu apie Vokietiją pasakyti taip. Kur be buvom, visur bandė apgauti. Lidlė tik neapgavo. Daugiau negu pusę bakos celerkas. Gražiai mašina, ją išvalyt, pavalyt ir let's go. Tai va, duodu žemą startą, žodžiu, pučiam gazuojam. Okay. Man patinka šitas 91, aš jums pasakysiu atvirai. Man jisai patinka, būtų automatas, patiktų dar labiau. Ir mechanika nėra blogai. Ne, 91 nieko, pitakas kažkaip liūdnai atrodo su mechanika. Važiuoja, tai visai maloniai. Vairiukas nesutrintas salonas, neįsidėtas. Rekaras, oda, viskas tvarkinga veikia. Parktronikai, antipraslydimas, off. Nepraslydimas. Kas? Čia Trekšinas? Start stopas. Šitai nukirpsim. Čia va praslydimas. Čia važiuojam. Pavysim Veturaną, kaip manai? Nepavysim, aš ne lenktynių atvažiavau. Ignelis dar su savo lenkišką navigaciją važiuoja, tai jis iš viso neaišku, kur nuvažiavo. Ko tu čia dabar kombinuoji? Bet jis tiesiog net nežiūrėjo, šoko į kelią. Tadas sakė, kad čia pėstieji tai kaip Indijoje karvė, šventos reikalas. Sakė, su jais reikia atsargiai, ką nori tą daro. Pirmas dalykas, kai išmesim visus kvapukus, nes man žiūri erzina šitie kvapai. Žinok, net nuotaika pasikeitė, kai ne Veturanė sėdžiu, ne per viduriuką. Visi, šokam į plentą, sekantis kadras, tenka mašiną. Atvykome BMW pasiimti. Tai yra mūsų BMW. Kaip spėjau, greičiausiai teks vairuoti jį man. Tai užsidedam numeriukus. Numerių rėmeliai yra, jėga. Mašina viskas kaip ir tvarkoj. Rytoj turi privažiuoti kažkada vyrai ir nuspręsime, ką mes darom. Ar važiuojam, ar nevažiuojam. Nu, gražus ledėminis. Nusiplaus šie ledas bus. Nu, dabar reikia pasitart. Mūsų viena bratelė kitokia. Tais metais taip pat. Kaip mes tas mašinas apžiūrėjome? Kas čia galbūt? Spiltais veidais. Aš kol važiavau, primečiau su keltu, kiek kainuos važiuoti. Man tik tai vieną dalyką, kad dar nepavyko pridėti, tai mašinų. Tai 93 eurai vienai mašinai tipo keltas kainuoja. Tai jeigu vieną mašiną ir mes keturiese ir su vakarienėm ten viskuom, gaunasi 500 eurų. Mašina 93 eurai, plus dar kūro priskaičiavimas, man atrodo, 10 eurų. Nu, tai grubiai 100 eurų. Tai apie 700 eurų mums gaunasi keltas. Jeigu mes važiuojam su mašinom, nu, tipo savo eiga, tai gaunasi, kad kažkur po 200 eurų mašinai kūras gausis. Tai jau 600, plus visi pavalgymai 100 dar kažkur tai. Čia jau gaunasi 700 ir plus 3 mašinom keliai mokami. Tai gaunasi beveik tas ant to. Nu tik tai, kad dėl laiko. Varom su keltu. Aš manau, kad nu tiesiog varom su keltu. Dar viena naktis, bet užtat grįši normalus, ta prasme. Nebūtinai. Tai man atrodo grįšim ir pabandysim užsakyti keltą. Varom su keltu ir ne proto. Nu, Auri, tu keiktis į kamerą. Ką, išvažiuojam test drive su Čempirma. Kas viskas? Būt. Turbina gut. Žodžiu, važiuosim, prisižiūrėsim, kaip dabar Čempirmas važiuoja. Visos mašinos, kurias nupirkom mechanikos. Tai atrodys visas vaizdas maždaug taip, kad jūs kratysitės. Viskas gerai. Važiuoja normaliai. Gal biškai padangose oro trūksta, bet nebaisi. Da važiuosim, taip sakant. Svarbu į batą nevaryti. Dar stosim kuriuką įsilašint, bet kol kas man visai patinka. Visai maloniai važiuoja. Ūkininkas ir visista turi daug ratų. Visi 4 ratai originalus šiam jau pakrauti. Dar gavom 2 padangas biški geresnės dovanų, nes 2 padangos biški. Taip? Taip. Viskas. O, visus pasiūlymus ką tik išsivežė. Viskas, dabar gazuojam kitą galinės, pilamos kurą ir važiuojam link namų. Pasikeisim ratus, pavalgyt ir planuosim kelionę atgal. Sustojom degalinį, bernai nuėjo į Tūliką, o aš sėdžiu ir glostau 91. Blemba, va čia net niekas nenutrinta, vairas, dar viskas gerai. Saloną biškį pasivalyt ir viskas bus čiki-puki, muzika groja. Ką tu čia? Šaras bandė prisiminti, kokią mašiną sakė, kaip pardavės. Sako, nieko, mes klausėm daužta, tiksliau pasakėm jam, kad daužta. Jis sako, nieko nežinau, nieko
jokios informacijos apie tai neturiu, nieks man neįdomu. Jo, man atrodo, ta pati informacija buvo ir su Merso AMG, niekas jam neįdomu. Nu, yra kaip yra, matai priekį, nori pirki, nori nepirki. Viskas labiau komplikuota, negu aš galvojau, tai čia viena. Antras dalykas, tai nėra viskas taip gražu toje Vokietijoje, kaip dauguma turbūt galvoja, netgi kaip ir aš pats galvojau, kad čia viskas labai skaidru, gražu, švaru ir visa kita. Čia yra labai viskas komplikuotas su mašinų pirkimu, net negalėjau pagalvoti, kad taip gali būti iš tikrųjų. Aš grįžčiau į Vokietiją dar tik tai dėl kelių dalykų. Pavyzdžiui, Vokietijoje tikrai galima atvažiuoti, nupirkti 1-2 mašinas, bet prabangės. Kas brangu yra nuo 30 gal kokių tūkstančių. Ta prasme, MLS, AMG apsimokėtų pirkti, jeigu ten viskas būtų su jo varikliu gerai. Lygiai tą patį AMG galima pigiau nusipirkti Vokietijoje, šiam trečia, kaip mes ieškome. Dabar jau plius minus žinom, kas yra negerai, kad, pavyzdžiui, numeris turi tvarkytis būtinai tam regione, kuriam nuperki mašiną, todėl kad informacija vaikšto. Čia jeigu perki per eBay, jeigu perki pas dilerį, tai jau mašina būna išregistruota dažniausiai. Tada, kad per jokias 2 valandas tų numerių niekaip negausi, todėl kad tai užtrunka normaliai ir ten visokie biurokratiniai keliai. Bet bendrai paėmus, įgavom nemažai patirties ir kitą kartą būtų viskas daug paprasčiau. Jo, tai aš manau, kad kol kas geriausias variantas, kurį esu radęs susijusi su Vokietija, tai pirkti mašiną per kotletus. Todėl, kad ten susiradai mašiną, apsižiūrėjai gerai per kompiuterį, ar viskas tinka, patinka. Aišku, ten jos būna su defektais ir, pavyzdžiui, kodėl ir apsimoka pirkti su defektais. Todėl, kad Vokietijoje meistrą surasti, kad kažkas padarytų, yra labai sunku ir labai brangu. Todėl dažniausiai visos mašinos, kurios yra su defektais, jos yra pigesnės. Automatiškai mašinos į defektą atsiranda nuo 100 PM štukų ridos. Tada vokiečių ta mašina pasidaro nebeįdomi ir vokietis ją parduoda arba sudaužo. O avarijų, tarp kitko, per Car Vertical matėm labai nemažai. Beveik kiekviena mūsų apžiūrėta mašina, kurią mes norėjom pirkti, prieš tai turėjo eismo įvykį. Tai prisiminiau, ką dar norėjau pasakyti. Mums šitas mašinas Lietuvoje atsistos kažkur abidvi palei 9 tūkstančius. 4,4 sumokėjom už šitą BMW, 3,8 sumokėjom už tą BMW, 185 ten šitie numeriai, 285 kūras. Galima bus paimti ant bairių, parduosim šitas mašinas ir pabandyti Kopartę su kotletais, tipo sužaisti, kiek pinigų išleisti. Aš dar suskaičiuosiu, kiek mums ten keliai, viskas gavosi. Reziumuojant, ten tikrai nemaža pinigų suma gausis, net ne 9, o dar virš 9. Paimsim, tarkim, 10 tūkstančių ir pabandysim tuos 10 tūkstančių išleisti vokiškam Kopartį ir pasižiūrėsim, kaip vis dėlto geriau, ar namie šiltai sėdint, tiesiog per kompą žaisti ir atsivežti į Lietuvą mašiną, ar lakstyti savaitę po Vokietiją. Nes tiek laiko kainuoja. Kol kas patirtis kalba, kad sėdint namie, aš net šitą su išsprogusi savo ausim ir tai pirikūpinau. Ir kažkas kitas padirba visą darbą, sureguliuoja, kas atveža į vietą, nieko nereikia rūpintis numeriais, ten išsiminėjimais. Jo, blembas su šitais numeriais, su tom registracijom, su visko šakės. Aš sakau, aš nežinau, aš dar nepilnametis, matyt, buvau, jau buvo sistema pas mus Lietuvoje daug geresnė. Jeigu mes pa šitą, kurį buvom bičiuką, nupirkom 91, tai jeigu mes ant jo būtumėm išėję, tai tada taip, nes rusiškai kalbėjo ir ten, kur numerius darėm, irgi rusiškai kalbėjo. Kai aš jų paklausiau, ar galima kortelę atsiskaityti, nes vis tiek įmonės vardu viskas yra tvarkoma, tai norėjau iš lietuviškos sąskaitos kortelę atsiskaityti. Man pradžių pasakė, kad taip, viskas draugas, padarysim, viskas bus gerai. Kai atėjo laikas mokėti, atėjo moteris ir vyras ir sako, kortelę galima? Ir jie rusiškai kalba, jie tarpusai rusiškai kalba ir aš tais rusiškai kalbėjau. Ir kai aš paklausiau, ar galima mokėti kortelę, jie pradeda vokiškai kalbėti. Nu, ta prasme, tu akivaizdžiai supranti, kad tave bando. Ir tada jie pasako, ne, žinok, neveikia šiuo metu terminalas mūsų, mokė grinais. Okay. O kadangi mūsų nuostabioji lietuvėliai padarė, kad mokėti už bet kokias paslaugas ar už bet ką galima tik tai iki 5000, tai pas mus praktiškai viskas kortelė. Todėl, kad pigių mašinų nebeturim ir visi atsiskaitinėja pavedimais. Man tai yra ne problema, man netgi tai yra daug geriau, bet tiesiog išvažiavus kažkur kitur, tai sukelia problemų. Parvažiavome, mašinos jau nusipirkotas. Kolegos, girdėjau, ruošia pietus, einam pietaut, varysim apsipirkti lauktuvių ir keistis padangų. Toks kol kas planas. Auris, man atrodo, nupirko kelto bilietus. Dar reikalų visko pilna. Mes važiavome apsipirkti dar poras automobilių. Ką čia reiškia? Tai parkingas. Gal čia mašinas neparduodamas, tiesiog parkingas. Bet su apskainom. O druk nupirks. Blemba. Koks GTI. Bet čia tikrai jis priparkuotas tiesiog
Labai gražus gatviai. Mes einame žiūrėti krovininio transporto. Citroen Z3. 4000. Jo, Tai 4000. mobilė yra, 7400. B klasė. Automatika. Labai brangus. Varinatai. Mes savo pigiai pardavėme. 2400. Kiek? O metai jo kokie? 69 000 kilų ridos. O nėra VIN kodo? Na ir bėgė 700 beveik. 17. Išjungiu kamerą, nes šitoj nuolipsiu. Ticha filmuoju. Žiūrėjom kainas, norėjom dar pafilmuoti mašinas, bet labai jau keistai mus žiūrėjo ir nesusikalbėjom. Tai kiem 6. Benzininis, net neišsiaiškinom koks, bet faceliftinis 7000 eurų. Bet tiek mašinos kainuoja su Volvo KT. Mes priėjom tokios išvados, kad remontai kainuoja daug, nieks taisyti nieko nenori, todėl kad labai yra viskas blogai su remonto darbai šiandien ir todėl per aukcionus viską paleidžia pigiau. Tie patys turkai visokie ir panašiai perkasi iš aukciono, tvarko mašinas ir pardavinėja. Pasakojo mūsų kolega vokietis, kad lenkai net taip daro, kad perka mašinas su variklio defektais, su dėžės defektais ar dar kažkom, siunčia, kaip tu sakai, galvą, Į savo šalį, siunčia į savo šalį. sutvarko ir priduoda atgal. Jo. Vokietija. Tavo galvą. Džiaugsmo diržus laiko. Jawohl! Bayern ist an mir. Bayern, jawohl.